Apie savus namus svajojame visi. Tokia žmogaus prigimtis. Norisi savo kampo, vietos, kurioje jaustumėsi saugus ir būtų gera. Neišimtis ir Aistė su Donatu. Jiedu studijavo, dirbo ir planavo savo ateitį ir savus namus. Pirmuosius. Galvojom iš pradžių nuomotis, bet nuomojimasis, aišku, yra pinigų metimas į balą. Visiškai nesavo mokyti, tai pagalvojom, jeigu bankas mums suteiktų paskolą, mes norėtumėm įsigyti būstą. Ir aišku, visų pirma galvojom apie vieno kambario būtą, čia įsigysim vieno kambario būtą, bet pagalvojom irgi pasimsim paskolą, reikės tas įmokas daryti kiekvieną mėnesį į banką ir paskui dar komunalinės paslaugos, tai mes tikrai nebūtumėm išgalėję to pakelti. Netgi tuo metu, kai vyras turėjo darbą ir aš ieškojau, bet supratom, kad tikrai nesugebėsim išmokėti. Ir tada pagalvom, kad būtų labai gerai gyventi sode. Tai yra sodų bendrijoje, kur ten yra vienintelė elektra, tik tai už kurią mokėti. Ir manėm, kad prasisuksim. Ir mama internete pradėjo ieškoti mums būsto, iš karto iš pačio pirmo užsikabino. Ir mums tiko, ir patiko, ir tas šeimininkas užsinorėjo mums parduoti. Ir va tai pagavosi, kad mums bankas išdavė paskolą, įsigijom tą namelį ir gyvenom. Bet iš tikrųjų labai smagu, kad savo taip sunkiai ir dareisi. Ir buvo labai miela, ir labai gražu. Bet... Eilinę dieną rojui, tu klupdamas eini, ieškodamas rytojaus, kad galėtum pasakyti, pasaulis tavo kojom. Na ir kasgi buvo tas paskutinis lašas, kuris atginė jūs į mūsų studiją? Tai paskutinis lašas, kad sudegė mūsų būstas iki pamatų. Sudegė viskas ir likom taip, kaip stovim. Ta diena buvo labai graži ir mes papietavę maždaug apie 4 valandą nutarėm eiti grėbti lapų. Pavalgėm, vaiką aprengėm, išsinešėm vaiką į lauką, nors jinai paprastai tokiu metu mėgdavo eiti miegoti, bet tuo metu zirzė ir nutarėm, kad išsivešim ją kartu į lauką, pažiūrės, kaip mes tuos lapus grėbėm. Išėjom į lauką, grėbėm lapus ir maždaug po 10–15 maksimum minučių užuodžiau labai stiprų degėsių kvapą. Pakeliu akis į namą ir jau per pačią sieną jau smilkėsi tiršti juodi dūmai. Iš karto skilo langas ir mano pati pirma mintis buvo, reikia eiti kitą langą dar, kad neskiltų kitas langas, nes dėjom taip sunkiai tos pinigus taupėm, išsidėjom langą. Ir jau kai priėjom prie kito lango, pamatėm, kad tenai jau yra gaisras jau gerokai įsibėgėjęs ir iš karto galvoju, reikia šunis išgelbėti. Bet atidariau duris. Ir pamačiau, kad į vidų eiti jau yra nebeįmanoma, nes visur buvo tiršta dūmų, per lubas ėjo liepsnos. Ir pagalvojau, aš turiu vaiką ir aš negaliu rizikuoti gyvybę. Vyras namą pats tvarkė savo rankom, viskas stengiasi taip sunkiai, vos tos kelis litus sutaupai, darai ir viskas sudegė, labai gaili. To, be galo. Mano vyro darbą, namą. Viskas sudegė ir prisiminimai, ir nuotraukos, ir mano amžiną atilsį senelio knygos autografais. Nieko, vienu žodžiu. Viską reikėjo pradėti vėl nuo pradžių. Finansiškai buvo labai sunku. Gelbėjo tėvai. Visi jie glaudėsi ankštame jų bute ir po truputį ėmėsi naujų darbų. Svajonių neatsisakė, tačiau apie ateities planus kalbėjo atsargiau. Kaskart atvažiavę į gaisravietę, jie rasdavo apdegusius savo prisiminimų likučius. Tačiau turėjo susijimti ir vėl kibti į darbus. Aišku, planų kažkokių dabar planuoti baisu ten, bet nebaisu, tiesiog, ką čia planuosiu. Planavom namą susitvarkyti, bet tų planų gavosi taip, kad nei namą, nei savo turtą, ką užgyvenom. Tai vyko. Nieko neplanuojam visiškai. Tiesiog norim, yra noras atsistatyti. Noras gyventi tokį standartinį gyvenimą, namelyje, su žolėte, tvarkingai su šunimis, su vaiku. Ir jūsų planas bendras yra bandyti atstatinėti tos namus? Taip, mūsų vienintelis planas ir noras yra atsistatyti namą, tik tai neturim visiškai iš ko. Praėjo lygiai 3 metai. Šiandien Aistė ir Donatas gyvena įkurtuvių nuotaikomis. Žinoma, tokia patirtis neužsimiršta labai greitai. Prisiminimai lieka. Tačiau Aistė sako, kad tai privertė juos iš naujo ir kitomis akimis pažvelgti į gyvenimą. Svarbiausia, kad visi 3 likome gyvi. Tai likimo dovana. Be abejo, paliko žymę,
ir, galima sakyti, didelę žymę. Nors ir laiko daug praėjo, pasimiršo, daug apie tą gaisrą kaip ir negalvoju, kaip ir tokį patį įvykusi, bet labai dažnai sapnuoju gaisrą ir sapnuoju daug baisiau nei buvo. Be to pasidariau itin ir netgi per daug atsargi. Labai jautri reaguoju bet kokį degėsio kvapą, visur tikrinu kiekvieną vakarą, ar viskas yra išjungta, aišku, šaldytuvą neišjungsi, bet visus elektros įrenginius išjunginėju. Ir jautri reaguoju į gaisrinę, bet, paliko žymę, tikrai. Kas dar kartais primena, kad pasitaiko tokių lentų nuolaužus apdegusi, tai kūrenamės namus. Nuodegulė ant žemės, aplink namą, kaip ir matosi. Ąžuolas apdegęs, primenu. Šiaip neprisimenu to labai. Tas laikas atrodo labai senai buvo. Tai teisybė, kad laikas žaizdas visas užgydo. Taip. Ir nepaisant nieko, jie atsitiesė. Neemigravo, negrįžo pas tėvus. Toliau darė tai, ką buvo pradėję. Kūrė savo namus. Padedami draugų ir artimųjų, ėmė irtis į priekį. Paskolos įmokos bankui truputį sumažėjo, tad kas mėnesį šiek tiek lieka ir namo statyboms. Tarp mums net pokalbio tokio nebuvo, kad kraustumės kažkur kitur ir kažką darom kitoj šalyje. Tiesiog pačiau natūraliai, kur gimėm čia ir tvarkomės. Aš nesitikėjau, kad mes taip greitai atsigausim iš tikrųjų. Bet teisybė, kad gydo žaizdas, bet aš nežinau, gal kažkada ilgainiui ir iš vis jinai išgis, bet yra vis tiek ta žaizda. Apgydė gerai, bet iki galo tikrai dar ne. Nors esu iš prigimties pesimistė, bet šitoj situacijoje buvau gan optimistiška po gaisro. Gal dėl to, kad žmonės labai padėjo ir buvo labai geranoriški ir morališkai, ir finansiškai tikrai visi, kas galėjo, pagelbėjo mums. Esam labai daug kam dėkingi, nes iš tikrųjų, kaip ir sakiau, čia yra ir mūsų rezultatas didelio noro grįžti čianais, bet tai yra mums padėjusių žmonių rezultatas šitas namas. Jeigu ne žmonės, tai turbūt šito namo nebūtų. Nes kas galėjo, tas pinigais padėjo, kas statybinėm medžiagom, ir baldų šiokių tokių. Tikrai ir esam labai dėkingi kaimynam, kurie mums leido pagyventi porą metų bute, iki atsistatėm tiek, kad galėtumėm čia gyventi. Gal iš pradžių kažkaip atrodė, kad nuo ko pradėt, nėra nieko, tik pamatai, bet paskui kaip pradėjo kilt sienos, po truputėlį, sienos, durys, langai, stogas, jau žiūriu, kad jau, kodėl ne? Namai jau? Namai. Kai savus namus statai visai kitaip. Taigi kiekviena plyta, kaip sakant, padėta didesnį optimizmo jausmą galbūt netgi suteikia. Nes tada supranti, kad ilgainiui vis tiek čianais atsikraustysi. Tai iš tikrųjų sienos pradėjo kilti, man atrodo, jau pavasarį ar vasarą po gaisro. Gaisras rudenį buvo. Žinokit, nenoriu sumeluoti, bet man atrodo, kad greitai prasidėjo statybos. Nes pradėjom irgi rūpinti statybų reikalais, jau žiūrinėtis plytų kainas ir taip toliau. O paskui dar netgi tai labai smagu, kad Donatas pats daro viską jau. Sienas ir stogas statybininkai padarė, o paskui viską pats Donatas stengiasi daryti. Nes visų pirma, kai pats daraisi savo, o antra, tikrai nebūtų tam pinigų statybininkams mokėti. Tai, aišku, gal dėl to ir lėčiau viskas vyksta, bet... Bet savinamai. Taip, savinamai, savo sienos, miškas aplinkui. Gerai. Čia sodose daug kas iš tikrųjų turi statybinės patirties, tai pas vieną kaimyną netoli gyvena pastoviai, terrorizuoja su klausimais, paskui internetas yra pasidomėti. Tiesiog pažįstam, pasiklausinėjai, kas statosi, kas žino, kažką supranta. Žinių gaunu. Bet to, kai rankos nekreivos, tai kažką galima pasidaryti. Praėjusi vasara buvo, kai jūs įsikėlėt čia, ar ne? Taip. Grįžot antrą kartą į namus savo. Taip. Smagu buvo. Ir smagu, ir šiek tiek baisu. Gal kaip aš galėsiu čia gyventi po gaisro, bet labai greitai praėjo tą baimę. Galvoju, buvau pripratusi vėl prie patogumų. Aišku, čia tualetas lauke, nėra vandens.
indus ir rūbus planomės pas močiutę, galvojau, kad prie to nepriprasiu, bet labai greitai pripratau ir man yra labai gerai ir iš tikrųjų nesiskundžiu. Tikiuosi, kad ilgainiui jau turėsim ir vandenį, ir kanalizaciją, ir šildymą normalų. Kažkaip atrodo, kad labai daug laiko praėjo, bet skaičiuojant, taip, žiūrint tuos skaičius, 3 metai, tai visai nedaug. Tuo labiau, kad dabar laikas taip labai greitai eina, vaikai auga akyse. Aistė iš naujo parašė ir apsigynė savo magistro darbą, kuris tąkart buvo sudegęs. Namuose krykštauja jaunėlė dukrytė 3 mėnesių Adrija. Donatas jau turi mėgstamą darbą. O šiandien ilgai žiemos vakarais jiedu toliau planuoja darbus, kurių imsis vos nutirpus sniegui. Ir labai atvirai sako, kad šiandien jie tikrai laimingi. Pastatė vieną eilę lentų. Lentų, sakau, plytų, uždėjo perdangą, paliko ir balkoną nenupjovė, nes nusprendžiau, kad labai visai nieko atrodys. Paskui teko ir pačiam pastolius pasistatyti. Dabar laukiu kitos vasaros, kol pabaigsiu išorę. Čia pačioje yra toks kaip pusrūsis, tenais laiptinė į rūsį yra, sumūriau, nes anksčiau nebuvo. Paskui kažkada ateity planuojam pasidaryti čia tokią kaip priestatą, kambarys dar bus viena. Mergaitės planuojame apgyvendinti 2 aukšte. Mum, kai jau bus tas priestatėlis kambarys, tada mes jau čia gyvensim atskirai. Taip, tikrai esam laimingi, nes kaip pagalvojau, nesitikėjau, kad, nors ir labai norėjom, bet nesitikėjau, kad mes taip greitai čia atsikraustysim gyventi. Nepaisant to, kad vietoj tapetų yra plytos ir vietoj plytelių betonas. Tikrai nesitikėjau, bet esam tikrai labai laimingi, nenoriu skųstis. Tikrai. Sunku tą laimę apibrėžti, taip jau. Iki pilnos laimės visuomet kažko trūksta, bet šiaip iš esmės jau. Kai namai jau yra, kažkur gali gyventi, tai galima sakyti laimingi.